Sveiki gyvi. Aš vis dar neprarandu vilties pagauti menkę šiemet nemažą. Kol kas dar nepavyko, o sezonas jau pabaiga. Bet gal šiandien pavyks. Čia atvažiavau į seną gerą vietą. Esu čia žvejojęs ne kartą, nemažai žuvies čia pagavęs. Nors paskutiniai metai čia irgi buvo nelabai geri. Svarbiausia bandyti yra. Masalų pilnas kibiras. Meškerių irgi kalnas. Kažką gal pribursiu. Dabar ruoštis meškeres. Susimest. Lauk, kol vanduo pradės kilt ir galbūt pradės kep. Surink dabar sistemėlę tinkamą. Kokį čia kablį dėt. Gal bandysiu šitą su bailiukais. Čia ant galo 2 putos gabaliukai. Jie biškai prikelia masalą nuo dugno. Jie visiškai nepakelia, bet jis toks gaunasi kaip neutralus, taip plūdiriuoja biškai ant dugno nusėda. Turėtų būti gerai. Masalas toks neišmažuoja bus šį kartą. Ciela skumbra, nors ir nedidelė, bet mažytės neturėtų tokios graibyti. Ne, toli nenusimeta. Gal užteks. Oras tai šiandien pasakiš, kad saulutė jokio vėjo. Reiktų tik, kad žuvis keptų ir būtų tobula. Bet ar jos keps, tai čia dar didelis klaustukas realiai. Stabdį atsileidžiu iš karto. Nes jau šitos, jeigu važiuos, tai jau važiuos normali. Čia šitoj vietoj gilis nedidelis. 15, gal iki 20 metrų. Visur dugnas daugmaž lygus. Smėliukas, žvyras. Čia galima tikėtis įvairios žuvies. Tiek menkė, tiek plekšnių, tiek pačių paltasų. Tarp kitko paltasų dabar negalima gaudyti. Iki balandžio 20 pratęstas draudimas. Ir minimalus dydis 84 cm. Kad nepamirškit. Ir saugokit tas žuvis, nes tuoj nebeliksi. Arba iš vis uždraus žvejot. Sumečiau plūdinę. Uždėjau kamerą pažiūrėti, koks dugnas. Ir ar yra žuvies. Kol kas jokio judesio. Reikės nuimti skumbrytę mažytę ir dėti mažesnį gabaliuką. Bent kažką pagaut. Kas čia vyksta? Oba! Gera. Ui, tu savo. Nebloga visai paėmė. Visai netikėtai. Tam su plūdinė žaidžiu, girdžiu, važiuoja. Lankytė. Ne pati didžiausia. Bet yra. Super. Šito tai bent jau nekūda. Visai stora. Dar neišneršus. 3 kilai gal. Bet išvažiavo tai kai traukinys. Aš jau galvoju, čia krokodilas bus. Bet gerai, kad ir tokias dar kimba. Šiaip būtų labai gerai vakarienį. Bet kadangi tik pradėjau žvejybą, šitą keliauja atgal.
Varyk atgal. Pagavau menkę. Buvo viena, bus dar gal. Jis tikrai gana greit atsiliepia. Kažkaip buvo ant kalmaro. Bandyt mes dar. Ir lauk, dar didesnės. Panašu, kad menkių čia yra vis tik tai šitoj vietai. Dabar dar guminuką užsidėjau pabandyti. Nes kartais būna geriau, kad ant spiningo jas kimba negu ant mėsos. Sudėjau dabar tokį pabandyti. Menkiam turėtų patikti gal. Opa, yra. Atsiliepia ant guminuko kažkas tai. Besileidžiantį paėmė, tik užmečiau. Visai netikėtai galvoju, kokia žaliausia kabina. Ir kažkas tai sėdė. Šitą šiek tiek mažesnė. Bet ir šumas pasekoks. Gal ir panašiai, tikrai šiek tiek gal kudesnė. Šitą gal net didesnė, sakyčiau. Menka numeris 2. Visai čia jos neblogai šiandien juda. Bent kol kas. Per gerą valandą 2 žuvis. Kaip anksčiau per visą žūklę nė vienos nepakliūdavo. Super diena. Panašaus labai dydžio kaip pirma, šiek tiek gal kudesnė. Iš vieno lizdo gal čia jos. Šitą irgi atgal. Nori namo varyt? Davai. Augis čia. Gal ar ne, ar tau suvalgyt reikės? Nu super kol kas. Laukiam trečios. Menkė tai stengiasi arčiau dugno trauk guminuką. Nors jos būna, kad pakyla. Bet kažkaip dažniau griebia prie dugno. Kartais padaužyti dugną irgi gerai. Jis toks kaip dulkių siurblys nuo dugno viską renka. Čia šitoj vietoj, kur gauna dabar iš vis gylis gal maks 5 metrai. Tuo užtenka. Nebūtinai čia 20-30 ar dar daugiau metrų. Būna jas ir sekliai pakankamai. Viskas priklauso nuo vietos. Jau 2 pagavau, jeigu dar vieną pagaučiau, tai iš vis super diena būtų. Nors ir dabar labai gerai. Bet visą laiką norisi, kad dar geriau būtų. Panašu, kad kol kas spiningas laimi prieš dugninę. Antra menka. Guminukas dirba. Laika. Kad gal iš karto auk didesnį ir iškip kitą kartą. Kai kokius 5 kilus priauksi dar. Kol kas skaitau visai neblogas rezultatas. 2 menkės, 1 menkytė. Pradžia visai gera. Dar tik tais nesenai pradėjau žvejot. Dar pabūsiu vis tiek aš čia kelias valandas. Manau, gal dar kelias užkips.
Gal ir ne. Dabar vanduo pradės kilti. Nu, jau kyla. Turėtų arba pagerėti, arba pablogėti situacija. Teoriškai turėtų kibimas būti geresnis, kai vanduo kyla. Nors vat visas žuvis iškibom pačią žemiausią vandens. Tai vėlgi čia negali žinoti, kada jis susisuks, kada jinai norės maitinti. Vanduo pradėjo kilti ir dingo kibimas. Kol dar buvo žemas, dar kažkas tai kibo. Dabar jau kaip tikėjos geresnio kibimo, tai iš viso prastėjo. Bet gal dar iššaus. Tampa. Yra. Nėra. Lamba. Mažas kabliukas ant tos meškerės. Užsidėjau, kad mažesnių pagaudyt. Ir nepasikirtų. Blemba reiks dėti didelį ir nežaisti. Nu, vėl kimbainai. Reikia duot gal ir į daugiau. O, pasikirto. Panašu, kad nebloga visai. Čia biškį dėžės. Panašiai. Jėga, dėka. Jau šitą neblogą. Jau galima skaityti tokį, ne? Kokie 6 gal, 7, ne? Pagaliau pagavau sezono uždarimo. Visai neblogą menkę. Kabliukas tai čia va. Visai mažiukas, lupytas kraštą. Vos laikosi. Biški būtas gavus laisvumą ir būtų pabėgus. Va, prašau. Tokia va. Gražuolė dar išnėrė. Super. Na. Šitą tai jau manau keliaus namo. Reikia kažką ir vakarienėgi pasiimti. Pririšau aš ją ant pavadėlio. Tegul jinai čia plaukia kažkur. Nes šiandien saulės tai greit suges mėsa. Gal pavyks išlaikyti gyvą. Viena iš geresnių žūklių papuolė netikėtai. Kažkaip visai nesitikėjau šiandien nieko įspūdingo. Nors žinojau, kad yra gerų. Bet kai visur taip nekimba, galvoju, kad ir čia nieko nepagausiu. Bet va, prašau. Visai padori menkytė. 6-7 kilogramai. Jau gerai. Reikia vis tik tais dėti didelį kabliuką. Nežaisi tais mažiukais ir tų mažyčių negali.
Ir kaip būna nuobodu sėdėti, kai nieks nekimba. Bet va sėdi ir kažką tai išsėdi. Dar vienas kibimas. Ir nėra. Ei. Man dar kartą jums. Nepaspaudėm filmuot, kaip kibo. Labai įdomiai šitą kažkaip tenta. Įse. Mačiau, kad kibimas kažkoks keistas buvo. Nemenkinis. Kokia tai trumpa labai. Čia perdrėkse. Kažkas bandė atsikast. Nieko savo tokio dydžio įsikas. Štai visai šviežiai. Įsas tai man nereikia tikrai. Jinai varo atgal. Aug didesnė. Išgyveno vieną taką, išgyveno ir antrą. Beveik niekada nepasikarta, kad atleidinėja. Nežinau kodėl. Bet kokių 90% kai kirti, kai žuvis atleidinėja valą, nepasikarta. Keista. Bet jau taip yra. Pabandysiu plūdę ten nusimest ant sėklius, kur ant spinningo pagavau. Čia giliau biškį bandžiau, tai nieks nekibo. Gal čia sekliau bus kas nors. Kažkas tai yra. Nedidelė. Na, takas tai nesiskaito, manau. Bėgam. Na, žuvis. Čia nedėdėlė. Irgi vaikas. Tokios nesiskaita. Kibau ant sumuštinio. Kalmaro su skumbrė. Varyk. Man buvo pakilo, mažytis pradėjo atpažyti. Didelis kažkur dingo. Dar gal palauksiu truputį.
tiek šiam kartui bus. Nustojo kažkaip kibimas visiškai. Gal kad pasibaigė kalmaras, gal kad vanduo pakilo. Bet jau gal 1,5 valandos sėdžiu, nieko gero. Važiuosiu namo, kepti menkę, kurią pagavau. Nu, ne vieną pagavau, bet vieną pasiėmiau. Vakarienių užteks ir dar liks turbūt kitam kartui. Visai nemaža papuolė. Tai kas pažiūrėjote iki galo, prenumeruokit kanalą, paspauskit patinka, laukit naujo video.